Čia yra avižų laukas. Didžiulis. Nupjautas šienas, suviniotas rulonas. Iš to mišką mačiau lietus lyja, kai besileidau nuo kalno. Esmė tame, kad kai buvau Osle, mačiau prie karalių rūmų padaryta lysvės ir apdengta baltu kažkuo. Nu, kaip šiltnamis padarytas. Ir galvoju, kame reikalas. Ar jam trūkumas pinigų yra, ar kas. Kodėl negali, pavyzdžiui, karaliai leist savo nusipirkti iš parduotuvės daržovių. Aš kaip supratau, ten daržovės augina, salotas, ridikus kokius. Tai va. O pasirodo, matyti tikrai yra skirtumas, kad vitaminų trūkumas yra. Ekologiškas. Patys susiaugina savo darže tikras daržovės. Yra samdamas tikriausiai koks sodininkas, daržininkas, kuris augina daržovės. Visai karališkai šeimai. Ir nėra jokio reikalo pirktas chemiškai supurkštas daržovės, užaugintas. Ir netgi tikriausiai prasčiau atrodo tos daržovės užaugę darže negu parduotuvėj. Ir jos yra patiekiamas ant stalo. Tokia mano išvada.